Sveiki gyvi, kviečiu žiūrėti svarbiausių savaitės aktualių apžvalgą. Vasario pradžia krepšinio aikštelėse buvo tikrai karšta. O laidą šiandien pradėsime nuo Kauno Žalgirio, kuris 73-53 susitvarkė su blogiausia Eurolygos komanda Berlyno Alba ir iškovojo 12-ąją pergalę, bei taip pradėjo dvigubą savaitę Eurolygoje. Apie šias rungtynes daug kalbėti neverta. Tad pereikime prie Igno Brazdeikio, kuris šiose rungtynėse sužaidė geriausiai per visą sezoną. Starto penkete dvigubą pradėjęs puolėjas pelnė 21 tašką. Rungtynių pabaigoje Eurolygoje debiutavo 18-metis Dovydas Buika, kuris taškų nepelnė, bet perėmė vieną kamuolį ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šiam krepšininkui Žalgirio arena plojo atsistojusi. Per šią dvikovą žalgiriečiai blokavo rekordiškai daug, net 9 varžovų metimus. Apie Žalgirį mes dar pakalbėsime, o dabar keliaujame į Europos taurės varžybas. Paskutinis šio sezono Panevėžio Sevenbet Lietkabelio pasirodymas tarptautinėje arenoje pažymėtas nesėkme prieš Venecijos Umana Real 77-91. Šios rungtynės vainikavo prasčiausią Lietkabelio sezoną Europos taurėje nuo 2020-2021. Šiame susitikime Martynas Varnas pelnė 19 taškų. Džordžio Gagičius pridėjo 13. Lietkabelio galutinė pozicija paaiškėjo trečiadienio vakarą. Vilniaus Ryto krepšininkai antradienio vakarą žaidė dvikovą FIBA Čempionų lygos antrajame etape. Ryto varžovais tada buvo FIBA Čempionų lygos nugalėtojai ir Ispanijos pirmenybių lyderiai Malagos Udekakos krepšininkai. Spurtas trečiajame kėlinyje buvo išvedęs sostinės klubą į priekį, tačiau klaidos galutinai Rytą paskandino ketvirtojoje rungtynių atkarpoje. Taigi galutinis rezultatas 74-92 arba minus 18. Sostinės klubas rungtynių viduryje surengė spurtą 25 ir veržėsi į priekį 5 taškais arenoje, kurioje Malagos klubas per šį sezoną buvo patyręs viso labo vieną nesėkmę. Tačiau Udekaka atsakė spurtų 26-6, tai ir nulėmė rungtynių baigtį. RJ Kaulas pralaimėjusiems pelnė 15, Gytis Radzevičius 12 taškų, Ąžuolas Tubelis pridėjo 11. Tysonas Carteris Malagos komandoje buvo rezultatyviausias, pelnė 26 taškus. Kita dvikova FIBA Čempionų lygoje Ryto lauks tik kovo 5-ąją. Prieš Kazio Batsvyčio treniruojama Banistos ekipa. Tuo metu Vilniaus Vilkai išlaikė svarbiausią sezono egzaminą. Jie pateko į Europos taurės atkrintamąsias. Alessandro Magro auklėtiniai 91-82 pranoko Podgoricos Butoštos ekipą. Matas Jogėlas šioje dvikovoje pataikė 6 tritaškius iš 7 ir pelnė 20 taškų. 15 pridėjo Jeffrey Tayloras, 13 Anthony Kavanas. Vėl trečiadienio vakarą paaiškėjo ir Vilkų varžovas aštuntfinalyje. Namų aikštės pranašumą turėsiantys Vilniaus krepšininkai šiame etape susitiks su Klužo-Napokos krepšininkais, o čia rungtyniauja Gediminas Orelikas. Įveikus šį priešininką ketvirtinėje lauktų Valencijos ekipos iššūkis. Klužo-Napoka šį sezoną jau žaidė Europos taurėje su viena Lietuvos komanda, tai Panevėžio Lietkabelis. Pastarasis sugebėjo prieš paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse iškovoti pergalę prieš šią ekipą. O dabar pasidžiaukime įspūdingų Lietuvos moterų krepšinio rinktinės pasiekimu. Mūsiškės po 10-mečio pertraukos grįžta į Europos čempionatą. Vasario 6 dieną lietuvės susitiko su Lenkijos rinktine ir Active Vilnius arenoje Lenkijos buvo palaužtos 72-69. Panašu, kad šios pergalės gali prireikti kelyje link Europos pirmenybių. Link jų Lietuvos rinktinė žengė nemažą žingsnį. Rungtynių dieną susirgusi rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą šioje dvikovoje pakeitė jo asistentas Vilius Stanišauskas. Susitikimas dramatiškiausią jo stadiją pasiekė paskutinėmis akimirkomis, kuomet likus žaisti 2 minutės, lietuvės pirmavo 4 taškais. Laura Juškaitė gavo 5-ąją asmeninę pražangą. Vėliau Justė Jocytė pataikė baudos metimus. Giedrei Lapuckienei to padaryti nepavyko, tad Lenkijas dar turėjo paskutinės atakos galimybę. Nuo paskutinės piešnių atakos lietuvės apsigynė ir šventė dramatišką bei įspūdingą pergalę. Paskutinės atrankos ciklo rungtynes Lietuvos rinktinė vasario 9-ąją žais Twinsbet arenoje su Europos čempione Belgija. Kauno Žalgiriui nepavyko užbaigti Eurolygos dvikovos savaitės dar vieną pergalę. Žalgiriečiai susitiko su Milano Emporio Armani ekipa pilnutėlėje namų arenoje ir jai nusileido 2 taškais 87-89. Žalgiriečiai per 10 Eurolygos rungtynių pralaimėjo 8 kartą. Likus 6 minutėms iki 4-ojo kėlinio pabaigos Silainas Vacisko tolimų metimų išmetė Žalgirį į priekį, tačiau varžovai po kelių minučių vėl išsiveržė į priekį. Rungtynių finišas pavirto į nervų karą, o jame stipresni buvo varžovai. Paskutinę akimirką Lonnie Walkeris dar spėjo pataikyti tolimą metimą, o tai bent ką paguoda, kadangi pirmąjį tarpusavio susitikimą Žalgiris laimėjo panaikinęs 27 taškų deficitą
Pergalė buvo iškovota 3 taškų persvara. Žaliai baltų neišgelbėjo net dar vienas nuostabus Francisko pasirodymas. Jis pralaimėjusiams pelnė 29 taškus. O Žalgirį labiausiai baudė buvęs kaunietis Zekas Lydėjus, pelnęs 26 taškus, pataikęs visas 13 baudų ir surinkęs 36 naudingumo balus. Tuo mes savo laidą ir baigėme. Aš Žygimantas Jasiukevičius su jumis atsisveikinu. Kitą kartą susitiksime jau po Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalinio ketverto.